Sveiki, gitaristai. Šiandien mokysimės labai svarbią pačią pirmąją pamoką iš mano 20 pamokų būtinojo muzikos teorijos kurso gitarai. Tai kaip surasti natas ant gitaros grifo. Klavišiniam instrumente natos yra išdėstytos labai paprastai. Yra balti ir juodi klavišai. Juodi, kaip matote, yra sugrupuoti po 2 ir po 3. Nata do yra šalia 2 juodų klavišų grupės. Jei spausim iš eilės baltus klavišus, turėsime iš eilės do mažorinės gamos natas. Do, re, mi, fa, sol, le, si. Jei grosim toliau, turėsim tą pačią gamą, tik tai oktavą aukščiau. Natas įvardinti do, re, mi, fa, sol, le, si, do yra labiau europietiškos klasikinės sistemos bruožas, o internete vyrauja labiau amerikietiška sistema, kur natos įvardinamos raidėmis C, D, E, F, G, A ir B. Šį ryšį kuo greičiau išmoksite atmintinai, tuo geriau, nes jo tikrai reikės ateityje, ypač sudarant akordus, kad C akordas yra sudarytas nuo do natos, G akordas nuo sol ir taip toliau. Tai pirma užduotis - natų ir raidžių ryšys mintinai be abejonių. Kai jau žinom, kokios raidės atitinka kokias natas, tai galim grįžti prie gitaros ir susipažinti su jos derimu. Gal jau žinoma visiems informacija, bet dėl viso ko pakartoju, kad pirma gitaros styga - mi arba E, antra Si arba B, trečia G arba Sol, ketvirta Re arba D, penkta A arba Le ir šešta yra vėl Mi, tik tai 2 oktavom žemiau. Atvirų stygų natas taip pat pasistengkite žinoti mintinai, nes vis tik gitaros derinimas yra kasdienis gitaristų užsiėmimas. Toliau matom, kad gitaros grifas yra padalintas skirsniais ir skirsniai gitaros grifą dalina pustoniais. Angliškai pustonis vadinamas half step. Įsiminkit šitą terminą, nes tai yra mažiausias atstumas, kurio galima paaukštinti arba pažeminti bet kokią natą. Štai jeigu aš turiu natą atvirą mi, tai mažiausias atstumas, kurio galiu ją paaukštinti, bus per vieną skirsnį fa. Ir taip toliau galiu vis aukštinti ir aukštinti. Kol vėl ateisiu į natą mi, kur yra 12 skirsnyje, kur yra 2 taškiukai, reiškia, kai aš turiu atvirą stygą ir šita nata, girdite, yra ta pati, tik tai oktavą aukščiau. Tai dabar, ką sugrojau, tai buvo vadinama chromatinė gama. Tai yra visi 12 garsų, kuriuos galima sugroti gitara arba pianinu, nes abu yra temperuoto derinimo instrumentai. Jeigu kas paklaus, kiek iš viso yra natų, tai jau žinosite, kad yra 12. Ne 7, kaip daug kas sako, nes jeigu mes sakom, kad tik 7 natos do, re, mi, fa, sol, le, si, tai pamirštam apie juodus klavišus ant pianino. Juodi klavišai yra tiesiog alteruotos vadinamos baltos natos. Tai juos galima įvardinti 2 būdais. Arba diezais. Pirmasis juodas klavišas šalia do natos bus do diezas, klavišas tarp re ir mi natos bus re diezas, tada fa diezas, sol diezas ir le diezas. Arba galima žiūrėti kitaip, kad tai yra bemoliai, pažemintos baltos natos, kad po do natos eis re bemolis, paskui tada mi bemolis ir sekantis 3 juodi klavišai bus sol bemolis, le bemolis ir si bemolis. Kada naudojami diezai, o kada bemoliai, išsiaiškinsim vėliau, nes yra šiaip labai aiški logika, kada naudoti vienus ir kada kitus alteracijos ženklus. Nors skambesys tas pats. Tiesiog dabar žinokit, kad gali būti juodos natos įvardintos 2 būdais. Tai tiek apie pustonius. Tiesiog atsiminkit, kad tai yra pats mažiausias atstumas tarp garsų. Tiek gitaroje, tiek klavišiniam instrumente. Dar vienas intervalas, kurį reikia žinoti, kad norint sudaryti mažorinę gamą ir rasti pagaliau natas gitaroje, tai yra tonas. Tonas yra 2 skirsniai. Tai tiek žinodami, kad pustonis yra 1 skirsnis, o tonas 2 skirsniai, jau galima sudaryti mažorinės gamos formulę. Klavišiniam instrumente, startuojant nuo do ir grojant baltas natas iš eilės ir analizuojami intervalus, matome, kad turime tarp do ir re toną, tarp re ir mi toną, tarp mi ir fa pustonį, yra juodo klavišo tarp jų, tada tarp fa ir sol vėl tonas, sol ir le tonas, le ir si tonas ir tarp si ir do yra pusnis. Viskas. Šitą tono pustonių formulę mes išsisaugom ir irgi įsimenam, nes tai bus kritiškai svarbu, kad galėtume pagroti mažorinės gamas bet kokioj tonacijoj. Žinoti,
kokia tonų ir pustonių sandara yra šios gamos. Na tai bandykim pritaikyti gitarą. Pagrojam 6 stygą atvirą, turim čia mi natą ir žiūrim į formulę. Jeigu startuojam nuo mi natos, sekanti nata fa bus pustonių aukščiau. Taip, tai mes per vieną skirsnį grojam užspaudę stygą ir jau turim fa natą. Tada toliau turi būti tonas, sol nata. Taip, per 2 skirsnius, tada tonas, le nata. Dar vienas tonas si nata ir dabar tarp si ir do vėl vienas skirsnis pustonis. Štai radom do natą, kurios ir ieškojom. Toliau do, vėl tonas iki re ir iki mi atkeliaujam vėl. Galim mi nusimesti vėl oktavą žemiau, fa, sol, le, si ir pabaigti ant do. Ir taip pat galim važiuoti ir į kitą pusę. Do, si, le, sol, fa, mi pagroti čia, oktavą aukščiau, re, do. Pabandykit sugroti nesuklysdami ir aiškiai savo įvardindami natas. Do, re, mi, fa, sol, le, si, do. Ir atgal. Do, si, le, sol, fa, mi, re, do. 6 styga. Dabar keliaukim prie 5 stygos. 5 styga atvira yra le. Tai startuojam nuo le natos. Matom, kad turim toną pagroti, kad gauti si natą. Ir pustonį, kad gauti do natą. Štai mūsų do nata 3 skirsnyje ant 5 stygos. Tai nuo jos galim startuoti mažorinę gramą groti. Do, re per toną, mi per toną, fa per pustonį, sol per toną, le per toną. Dabar si negrosim čia taip aukštai, meskim ją oktavą žemiau, čia ir do. Ir tada toliau vėl do, si, le, arba le galim čia groti, 12 skirsnį, sol, fa, mi, re ir do. Kartojam. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. 4 styga yra nata re. Tai kaip tik do nata jau prieš tai buvo kažkur, bet dėja mes čia jos negalim sugroti, nes kai žemiausia nata re. Niekaip. Galim tik groti priekį, sekančią natą mi per toną. Tarp mi ir fa pustonis, vienas skirsnis, vėl sol, le, si ir čia turim do natą. Do, re, mi, fa, sol, le, si, do ir žemyn. Do, si, le, sol, fa, mi, re, do. 4 styga. Toliau 3 styga. Sol mūsų atviras, tada per toną bus le, per toną si. Ir do bus štai čia 5 skirsnį. Nuo jos bandom surasti mažorinę gamą. Do, re, mi, per pustonį fa, sol, keliauja oktavą žemyn, le, si, do. Ir atgal, do, si, le, sol, fa, mi, re, do. Antra styga bus šiek tiek paprasčiau, nes turim atvirą natą si. Tai do bus iš karto už pustonio į priekį. Do, re, mi, fa, sol, le, si, do. Ir žemyn. Do, si, le, sol, fa, mi, re, do. Paskutinė styga mi. Viskas bus identiškai kaip ant 6 stygos. Fa nata čia, sol čia, le, si ir do turim čia. Galim net unisonų groti va šitą. Na, ne unisonų, per 2 oktavą šitą. Tai dabar pabandysiu pagroti keletą savo sugalvotų pratimų su power chordais, kad jums greičiau įsiminti tas natas ir tuo pačiu palavinti ritmą ir techniką. Tai dabar pasileidau paprastą drum loopsą ir pabandysiu aštuntinėmis sugroti power chordų pratimą. Gamą, power chordais. Na, power chordas, žinote, yra tiesiog kvintą, gal galime pridėti ir oktavą, turbūt visiems pažįstamas roko, net techniškai ne akordas, bet tiesiog kvintos, gal dar ir oktavos intervalas. Ir bandom nuo kiekvienos natos po power chordą sugroti aštuntinėmis. Parodysiu, kaip skamba. 1, 2, 3, 4. Do, tada re, keliauja į mi, tada fa, viskas nuo 6 stygos, sol, le ir laikom ritmą ir
Žiūrim į priekį, kokią natą grojam. Ir žemyn gama. Do, si, galim tankiau, la, sol, fa, mi, re, do. Gerai, dabar grosim nuo 5 stygos. Ir čia dabar do natą turim. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Ir žemyn. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Gerai, 4 styga. Kas atsimena, kur do? Štai čia bus. Pradėsim nuo čia. 1, 2, 3, 4. Fa, sol, la, si ir do. Ir atgal. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Gerai, 3 styga irgi. Čia kvinta atrodo šiek tiek plačiau, ne? Dėl gitaros derinimo, dėl to, kad čia tarp šitų stygų yra tercija, sol ir si, tai kvinta atrodys ne taip, o va taip. Tai pabandom sugrot nuo 5 skirsnio. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ir do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Na ir liko dar nuo 2 stygos galim kvintą vis dar užgriebti, tai nuo 1 skirsnio kaip tik paprastai ir kilsim į viršų. 1, 2, 3 ir. Ir žemyn. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tai dabar, kai taip pavyksta padaryti, galime jau bandyti pasiskirstyti gitarą į kelias tokias kaip zonas. Pirma būtų iki 5 skirsnio, tada nuo 5 iki 9 ir nuo 9 iki 12, kažkur daugiau mažiau. Taip. Ir bandyti keisti jau stygas. Groti ne tik horizontaliai, bet ir vertikaliai. Pademonstruosiu, kaip tai atrodo. Tai bus 1, 2, 3, pradedu čia nuo do, tada groju re čia, tada bandau ant 4 stygos jau groju mi, fa ant 4, sol, vėl jau pasiekiau 5 skirsnį, vėl einu čia, le groju ant kitos stygos, si, do, na dar galiu sugroti re, čia ir mi, ir jau turiu grįžti atgal, jau daugiau nebepasieksiu, re, na do galiu ir čia groti, si čia, la, sol irgi 2 variantai, vienas čia galiu groti, tada fa, mi, re, do, galiu ir žemyn važiuoti, si, tada la, sol, fa, nusileisti iki mi, fa, sol, la, si ir grįžti do. Gerai, keliaujame į kitą zoną, nuo 5 iki 9 skirsnio. Tai čia pradėsim gal nuo šito. Nuo 6 stygos, nuo 8 skirsnio. Ir 1, 2, 3 ir bus. Re, mi, fa, sol, la, mastom toliau, si, galim čia pagroti, do, tada re, mi, fa, na iki sol. Ir atgal, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, galim dar si, galim la pagroti ir grįžti do. Na ir toliau kažkur šitoj vietoj pagrosim visą gamą. Ir 1, 2, 3, 4, do, re, mi ir laikom ritmą. Fa,
sol, la, do, re, mi, fa, sol, la, nu sugrosim iki do, si ir do, ir žemyn, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si ir do. Na ir paskutinį pratimą parodysiu, tai grosime tą pačią natą, bet per visas stygas. Startuojam nuo 6, do natą, tada 5 stygos, ant 4, ant 3, ant 2 ir galim čia oktavų aukščiau, jeigu pasiekti. Pabandom. 2, 3, 4. Do nata. Reikia greit reaguoti. Ir net čia galim sugroti. Ir atgal. Dabar visas renatas. 2, 3, 4. Ant 5, 4. Arba dar kitas variantas ant 4 yra su atvira styga. Taip, toliau nuo 3 stygos. Re. Turim laiko pagalvoti. Oktavų aukščiau, nežinau, nebūtina. Ir atgal. Čia ir atviras styga, 5 styga ir 6 styga. Visas mi natas. Mi. 4 styga, 3 styga ir 2 styga. Ir atgal. 3, 4, 5 ir 6. Tada fa. Nuo 5, nuo 4, nuo 3 ir 2. 3, 4, 5 ir 6. Galim dar oktavų aukščiau čia. 6 parodyti. Galim oktavų. Sol nata. 1, 2, 3, 4 bus. Arba čia gali būti 3 su atvira styga, 4 styga, 5 ir 6. La. Atvira. 12 skirsnį galim dar nuo 5 stygos pagroti. Ir nuo 3, 4, 5, arba čia ir 6. Ir si nata. Ir grįžtam į do. Na tai linkiu sėkmės praktikuojantis šios 3 pratimus, jie pagerins jūsų ir ritmo pojūtį, ir reakcijos laiką, ir tikrai galėsite jau daug greičiau susirasti visas natas ant gitaros grifo. Tai sėkmės ir pasimatysim kitoj pamokoj.